Išėjo čia kartą pasivaikščioti tokie du kompresoriukai. Vienas toks didelis micius, kitas toks mažiukas miciukas, visai mažiukas miciukas. Vienas toks senas, net pražylęs, senas micius. Nežinau, ar čia matysis, bet net ženkliuko ant jo nėra. Nu ir ką, jie jaučiasi drąsiai, bet jie tikrai nežinojo, kad Bulgarkė yra tikrai mano sena gera draugė. Taigi, apie tai sužinojęs, senukas iš karto pametė galvą. Blinkšt. O ką mes čia turim? Galva varžtais prišraibinta kaip reikalas. Išmetimo vožtuvai. Du mažiukai. O kam čia ta didelė skylė, tai kas čia žino. Išsiardėm sraiginio kompresoriaus galvą. Ir visa pasidengus variu. Taip kažkaip labai įdomiai. Bet paviršiai visi kaip veidrodiniai atrodo, kaip išpoliruoti, lygus. Visiškai neaiškiai priežastis, kodėl jisai nustojo suktis. Ir trifazis, tai atrodo, didelė galia ir neprasuko. Aiškiai matosi išdirbimo jau žymės. Na, gal čia netgi ne išdirbimo, gal čia tai buvo ir sugalvota iš gamyklos, bet greičiausiai išdirbimo. Nes čia vat visur kantas yra irgi stringa. O šiaip sukasi lengvai. Visiškai neaišku, kodėl jisai nustojo dirbti. Niekaip negalima buvo prasukti. O, turbūt daugiau ir neardysime. Tiek apie šitą vargdienį senuką. O jaunimo laukia tolimesni nuotykiai. Mažam miciukui prijungiam dažnio keitiklį ir pažiūrim, ką jisai daro. Kaip ir dirba, bet siurbimo nulis. Ir dar kažkokie keisti garsai išlenda. Turbūt be chirurginės intervencijos nesužinosim, kas čia jam nutiko. O pasirodo, jau čia kažkas bandė taisyt. Tikriausiai keisti tepalą ar dar kažką tokio. Nu, čia bergždžias dalykas ir jo labiau gręžiant dugną. Kągi mes čia turim? Magnetukas atšokęs nuo dugno ir prilipęs prie kompresijos kameros. Lieka atsinešti raktus ir bandyti ardytis. Mes viską pamatysim. Na, nuėmėm vieną dangtelį. Bet kas baisiausia, kad tepalas tai visas juodas. Čia labai sunkiam sąlygom dirbo. Dyla kaip reikalas. Arba buvo žiauriai perkaitintas. Ne tai, kad smala, bet jis toks, nu, čia į tos jau pjovimo krislus galima nekreipdėmėsio, bet pats tepalas tai juodas. Ir jis buvo po dangteliu juodas. Na štai, truputėlį nusivalėm rankas ir bandom, matot, koks žiaurus. Čia sistema turėjo būti žiauriai nešvari. Ir bandom lysti giliau, ką mes matom. Vožtuvas plėtimosi, tai ne plėtimosi, išmetimo vožtuvas sveikas, čia kaip ir viskas gražu, truputėlį tokio išsinešiojimo yra, netgi matoma. O toliau, kaip ir gerai, pirštukas kaip ir vietoj, o turbūt jis nieko pumpuoti nesugebėjo dėl to, kad jau maksimaliai išdylęs, nes tepalo išardžius nebuvo nei lašelio. Ir visas vidus juodas, tai jis labai sunkiai gyveno. Nežinau, ar tai perteiks kamera, bet kompresijos kamerai matosi tokios metalinės ištrintos detalės. Gal kažkiek reis, nežinau, kaip bus čia su fokusu. Vienu žodžiu, na, aišku, kad užterštoj sistemai bandymas pakeisti kažkokį tepalą neduos rezultato. Jeigu filtras džiovintuvas su kieta širdim nepadėjo, tai gal toliau ir nebeverta vargintis. Na ką, miciukas prarado galvą irgi, ir ką mes čia matom? Nagi matom, kad yra tipinis BLDC varikliukas.
Storos apijos, daug polių. Nu, šiaip tai viskas gražu, fantastika. Na va, aiškiai matosi 6 poliai ant rotoriaus. Ir pabandom atsukti. O magneto stiprumas, tai aš jums pasakysiu, kad tokio dar nečiupinėjau. Realiai. Ne, kas be ko. Turim dar nuplautą jau statorių. Grožis. Nu, nerealus. Made in Japan. Nu, gal China, bet vis tiek gražu. Na štai, gražuolio miciuko viduriai. Ir žiūrim plokštelę, kuri skiria kompresijos kameros. Akivaizdžiai matosi ištrintas kažkoks juodo metalo svetimkūnis. Čia krašte vat visa išakėta. Iš antros pusės irgi nedidelis čia grožis, irgi ištrinta kažkokie svetimkūniai. Greičiausia mirties priežastis buvo bandymas pakeisti tepalą. Išgręžus skylutę pateko drožlių į vidų, magnetukas nebe savo vietoj ir prisibaigė kompresoriukas. Viskas.